Sveiki, jūs žiūrite pirmalaikių Kupiškio rajono mero rinkimų debatus. Rinkimai spalio 8 dieną. Debatus organizuoja Vyriausioji rinkimų komisija ir juose bei rinkimuose dalyvauja Liberalų sąjūdžio kandidatas Žilvinas Aukštikalnis. Sveiki, gyvi. Sveiki. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatė Eglė Blaževičienė. Labą. Taip pat Lietuvos regionų partijos atstovas Edmundas Jonutis. Sveiki, gyvi. Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų atstovas Vytautas Mockus, sveiki gyvi, ir Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Algirdas Raslanas, sveiki. Atsakymui turėsite po minutę, jeigu norite replikuoti, tam yra skirta po kiekvieno kolegos atsakymo pusę minutės, jūs įspės įspėjamasis signalas. Pradėkime nuo pirmojo klausimo, pradėkime nuo Žilvino, kodėl kandidatuojat ir kaip pristatytumėt save kaip politiką. Turiu įvairią patirtį, dirbau privačiam ir viešajam sektoriuje ir aš manau, kad mano patirtis ir žinios padėtų įgyvendinti projektus ir labiausiai atitinka dabartinės mero funkcijas. Ar turit replikų kas nors? Turit tokią teisę? Jeigu nekeliaujam toliau, Eglė Blaževičienė. Labadiena visi Kupiškio krašto žmonės. Dalyvauju rinkimuose todėl, kad jūs patys tai išreiškėte per kovo mėnesio rinkimus, kai sąraše buvo išreitinguota į pirmą vietą ir rajono gyventojų nuotaikos pasisakymai rodė, kad turiu kandidatuoti, turiu eiti į rinkimus ir atstovauti jūs. Esu žmogus vietinis, čia gimiau, čia augau, baigusi mokslus, čia grįžau, kūriau šeimą ir su šeima dabar čia gyvenu, antrą kadenciją esu tarybos narė. Ir matau, žinau, kad sugebėčiau gerai jūs atstovauti kaip merė. Tai labai tikiuosi palaikymo. Ačiū. Edmundas Jonutis. Sveiki, esu Edmundas Jonutis. Gimiau ir augau Skuodo rajone. Dirbau Norvegijoje. 15 metų atidirbęs Norvegijoje pamačiau, kas vyksta užsienio šalyse, kaip vykdoma politika. Grįžęs į Lietuvą, matau, kad čia pas mus politika labai nusiritus, neatsižvelgiame žmogaus teisės, nežiūrimas jų nesprendžiamas problemos. Todėl nusprendžiau padėti Kupiškio žmonėms tai vykdyti. Taip, Vytautas Mockus. Vytautas Mockus, kandidatuoju į merus todėl, kad esu įsitikinęs, jog užtikrinčiau didžiausią progresą rajone, jeigu dirbčiau šitose pareigose. Todėl, kad turiu tam ryžto, turiu gerą supratimą apie reikalus savivaldoje. Ir čia net tuščia deklaracija, bet priminsiu tai, kad esu dirbęs ir šitos savivaldybės mero, ir 18 metų esu buvęs tarybos nariu, visus niuansus žinau, ir esu dirbęs savivaldos veiklos teisėtumą prižiūrinčios institucijos vyriausybės atstovų. Ir kitas dar dalykas, kad turiu patirties ne vien Vilniuje, bet ir sostinėje, žinau, kaip sprendžiasi Lietuvoje reikalai tarp institucinių santykių prasme. Ir matydamas situaciją rajone ir būdamas tikras kupiškėnas, ne tai, kad desantavęs iš čia kažkada, tai neseniai žinau, ką reikia daryti ir tą padaryčiau, jeigu bus tam galimybės. Ačiū ir Algirdas Raslanas. Labadiena, ačiū labai. Turiu pasakyti, kad tikrai turiu pasitikėjimą iš vietos žmonių, nes esu išrinktas į tarybą ir manau, kad būsime aktyvūs, ką esame pasižadėję, dirbdami vieningai būtent rajono žmonių labui. Dirbu šiuo metu Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijoje kanclerio pavaduotoju. Teko užimti įvairias pareigas ir turiu labai didelės vadybinės patirties ir tarptautinės patirties. Ir kaip prelegentai yra paminėję, tai turbūt labai svarbu vis dėlto gebėjimas bendrauti su žmonėmis, išreikšti aiškiai savo nuomonę ir laikytis tų patvirtintų dokumentų, kurie čia yra. Vis dėlto, ko trūksta rajone, tai trūksta dialogo, sutarimo, bendravimo ir manau, kad tos ypatybės mano asmenyje yra. Ir jeigu gaučiau pasitikėjimo mandatą, tai manau, kad mes tikrai sėkmingai galėtumėm darbuotis ateinantį laikotarpį. Ačiū.
Keliaujame prie antro klausimo. Primenu, jog visi replikai turite 30 sekundžių, pasisakymas turi trukti 1 minutę. Algirdai, nuo jūsų ir pradėkim, atsakydami į antrą klausimą. Koks jūsų manimų turi būti meras? Koks dirbant savivaldoje turi būti mero santykis su taryba ir vaidmenų pasidalymas? Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, ko gero mes turėjom paskutiniu laikotarpiu ne pačią geriausią patirtį. Tai, ką mes matėm vadybinių principų arba žmogiškojo principų valdant rajoną, tai aš manau, kad tikrai to žmogiškos ypatybės, bendravimas, bendrystė labai svarbus dalykai. Tai ko gero vienas iš labai svarbių dalykų, nes savivaldybė yra viena didžiausių, arba savivaldybės įmonės viena didžiausių darbdavių rajone. Bet kitas dalykas, kad štai bendruomenės ir jų veiklos yra šiek tiek nustumtos į šalį. Tai aš tikiuosi, kad būtent meras yra ta jungiamoji grandis, kuri sugebėtų arba privalėtų jungti viso rajono žmonės bendram tikslui ir geresniam gyvenimui. Ar turim replikų? Jeigu ne, keliaujam toliau. Tas pats klausimas. Vytautas Mockus. Koks turi būti meras, koks dirbant savivaldoje turi būti mero santykis su taryba ir vaidmenų pasidalymas? Ačiū, labai geras klausimas. Ta prasme, kad dabar prasideda intensyviausias rinkimo etapas ir girdėsim daug pažadų. Tai juos klausydamas aš visada pagalvoju, kad meras tai nėra kažkoks tai diktatorius, nors įgaliojimų turi daug, bet jeigu nebus normalaus darbo, normalių santykių, sutarimo gero su taryba, kuri vis tik tai aukštesnė dar institucija yra, tai einant į šitas pareigas, savo turiu tokį uždavinį. Pirmiausia, tai gerai sustiguoti patį savivaldos mechanizmą, tai yra koalicijos suformavimas, santykiai normalų su taryba, labai daug dėmesio skiriant motyvacijai, administracijos motyvacijai, todėl kad tai yra aparatas, kuris padaro pagrindinius darbus. Meras tai tik tai kaip dirigentas, kaip krypties tam tikros nusakytojas. Tai administracija turi būti intensyviai dirbanti, motyvuota labai, o santykiai mero su taryba turi būti kiek įmanoma geresni. Ar yra replikų? Keliaujame toliau, Edmundas Jonutis. Aš manau, kaip būdamas, jeigu būtų merų pareigos turėtų būti labai atsakingai išspręstas su savivaldybės darbuotojų klausimais, nes labai savivaldybės darbuotojai yra labai yra nepatikimi žmonės šiuo atveju. Reikia išspręsti tarybos klausimus, nes taryboje yra labai korumpuotų žmonių, to galiu ir pagrįsti ir faktais. Ir manau, kad reikėtų labai atsižvelgti visą pirmą, įsikopti visą savivaldybę nuo šiukšlyno, atsiprašant. Ir tada spręsti tolesnius klausimus. Ačiū. Replikų turim? Keliaujam prie Eglės Blaževičienės. Meras turėtų būti pirmiausia sąžiningas ir teisingas tiek savo, tiek gyventojam, tiek darbuotojam. Aš tikrai esu ne kartą jau savo pasisakymus pasisakiusi, kad kiekvienas darbuotojas, kuris gerai dirba savo darbą, turi būti reikalingas savivaldybės institucijose ir negali būti skirstimas pagal kažkokius religinius ar politinius įsitikinimus. Visi darbuotojai yra vienodai reikalingi. Kitas dalykas, meras dabar, ne tik meras ateis į savo darbo vietą, jis kartu atsives komandą. Balandžio mėnesio per pirmąjį posėdį mes tarybą patvirtinome 5 etatus. Tai meras ateis su patarėju, 2 vicemerais, administracijos direktorium ir tarybos posėdžio sekretoriu. Tai svarbiausia, kad meras turėtų puikią, šaunę, kompetentingą komandą, o ji viską tikrai puikiai atliks, manau, ir ryšį tikrai pagerins su taryba. Ačiū. Žilvinas Aukštikalnis. Manau, kad meras turėtų būti bendraujantis ir svarbiausia nesusireikšminės. Bendravimas su taryba yra ypatingai svarbu. Meras turėtų savo prioritetus vis tik tai derinti su tarybos frakcijų prioritetais, kad išvengti kažkokio tai blaškymosi ir savivaldybė vieningai ir tikslingai žengtų į priekį. Manau, kad tai yra svarbiausias dalykas ir bendravimas su žmonėmis ir atliepti žmonių poreikis, taip pat mero viena iš pagrindinių funkcijų. Taip, galite replikuoti, jeigu tik tai norit, kilstelkit ranką. Taip, prašom, tai Vytautai, paskui Algirdai.
Aš trumpai norėčiau į kolegos pasakymą, kad reikia išsikopti savivaldybėje, reaguoti tokiu būdu, kad pirmiausia, šitos norus ir tokias mintis reikia labai atsargiai ir sakyti ir eiti tuo keliu, todėl kad gyvenam baisaus žmogiškųjų išteklių deficito sąlygom. Reikia išnaudoti visus pozityviai nusiteikusius ir galinčius kažką padaryti, o ne pradėti kalbėti nuo kopimosi, todėl kad tai nei nuotaikos pagerins, nei santykių pagerins. Ačiū labai, aš taip pat norėčiau Edmundo pasakymą sureaguoti. Tiesą sakant, dirbant taryboje aš matau, kaip yra rengiami dokumentai, kaip jie pateikiami, kaip jie yra pristatomi ir turiu pasakyti, kad šiuo metu savivaldybės tarnautojai yra labai dirba tvarkingai ir tikrai nereikėtų gal šiandieną taip labai aštriai pasakyti taip, Edmundai. Ar norite atsakyti, Edmundai? Egle? Aš dar taip pat norėčiau kolegos pareplikuoti. Iš tikrųjų nieko prieš jūs, bet kaip Vytautas sako, ne tik atsargiai žodžiais dabar išsakyti savo mintis tokias nepopuliarias, bet ir iš tikrųjų taip daryti negalima, nes specialistų ir taip mažai, trūkumas ir dar buvo paminėta, kad taryboje yra daug korumpuotų, neturit su faktais. Tai bet tarybos narius, 21 tarybos narį renka gyventojai, tai jie puikiai juos pažįsta, susipažįsta, tai aš manau, žmonės sprendžia. Gerai, galim keliauti prie trečio klausimo, manau. Žilvinai, kokie pagrindiniai iššūkiai Kupiškio rajone ir nacionaliniu mastu? Kupiškio rajone yra gyventojų skaičiaus mažėjimas, tai manau pagrindinė problema ir pastaraisiais metais labai krito gimstamumas. Tai man didžiau šitos pagrindinės problemos, beje, dabartinės sąlygos suponuoja, kad reikėtų labai spręsti skubiai sveikatos priežiūros įstaigų klausimus. Sveikatos reforma stumiama ir aš manyčiau, kad šitas klausimas yra prioritetinis. Taip, ar turim replikų? Jeigu ne, keliaujam toliau, Eglė Blaževičienė. Taip, pritarsiu ir Žilvino nuomonį, kad žmonių skaičius mažėjimas. Ir tas pats gimstamumas, aišku, savo pavyzdžių, kadangi 3 sūnus auginu, kaip ir žinau, ką daryti, jeigu atsirastų klausimų, tikrai patarimų duočiau, kaip padidinti tą gimstamumą ir kaip paskatinti mamas ir tėvelius daugiau susilaukti vaikų, nes tikrai tai suteikia daug ir pliuso. Ir dar taip pat Žilvino pareplikuojant dėl taip stumiamos tos reformos, tikrai ir bet kuris iš mūsų 5, kuris ateis meras, tikrai turės spręs, greičiausiai tai ir bus pirmasis klausimas, nes iki naujųjų metų mes turim nuspręsti, kurį modelį ligoninės ir poliklinikos sujungimo rinksimės. Tai labai linkiu išminties, nes dabar taryba būtent nusprendusi yra visos vieningai frakcijos, kad laukti, stebėti aplinkinius rajonus ir nepadaryti klaidų, kaip kai kurie rajonai jau paskubėję padarė. Ar bus replikų? Edmundai, keliaujam prie jūsų pagrindiniai iššūkiai Kupiškio rajone ir nacionaliniu mastu. Manau, kad reikėtų atsižvelgti į tai, kad ir apie ugdymą mokslo. Taip pat, kai trūkstamas yra darželių, reikėtų įrengti daugiau tų vaikų darželių ir norit, kad būtų gimstamumo. Gimstamumas yra tas, kad reikia pritraukti jaunimą į Kupiškį. O kaip pritraukti? Reikia darbo vietų, reikia visko. Čia pagal mane taip turėtų būti, o ne kažką tai gimstamumą. Ir kaip Eglė pasakė, kad aš galiu patarti, kaip reikia padaryti gimstamumą. Kuom patart? Ar jūs pati tuo mūsų imsit skatinimu? Galite atsakyti, taip. Tai yra labai daug iš tikrųjų
iš tikrųjų daug būdų, kaip paskatinti. Tai yra keletas dalykų, žinoma, tai yra smulkmenos, tėvai labai bijo prarasti ryšį su darbu, paskui labai sunku į darbo rinką įsitraukti, tai turėtumėm įkurti ir tikrai stengčiausi kurti mažesniems vaikams darželinukų grupę, bent jau nuo 1,5 metukų, ne nuo 2. Kitas dalykas mano programoje yra įtraukta ir labai džiaugiuosi, kad mano programą paskaitė, sujudėjo mamos ir sužinojo apie apskritai savivaldybės išmoką. Gimus vaikui dabar yra 200, aš planuočiau ir tikrai tą padaryčiau, padidinčiau ją iki 500. Tai yra smulkmenos, bet viskas iš smulkmenų susideda. Ar yra dar norinčių replikuoti? Norit? Taip, išmokas gali padidinti tik taryba, bet ne meras. Gerai, Vytautai? Visiškai pritariu tam vertinimui apie demografinę situaciją, jeigu per 7 mėnesius Kupiškyje registruoti 55 gimimai ir 181 mirtis, tai nėra ką komentuoti. Svarbiausių prioritetų irgi sutinku su kolegom, laikau sveikatos priežiūrą. Drįsčiau pasakyti, kad šituo klausimu turbūt nemažiau už kolegas supratimo turiu. Ir šitą uždavinį tikrai reikia spręsti prioritetiškai, reikia spręsti negailint išteklių, ryžtingai. O jeigu kalbant apie reikalus ir santykius su respublikiniam institucijom, tai jeigu aš būčiau išrinktas į šitas pareigas, tai nežiūrint to, kad Kupiškis yra maža savivaldybė, ramybės centriniai valdžiai labai sumažėtų. Ir konkretų pavyzdį pasakysiu. Tai siekis, kad Lietuvoje už biudžeto pinigus išmokyti medikai jaustų pareigą atidirbti Lietuvai, yra būtina realizuoti šitą dalyką, nors dabartiniais populizmo laikais tai nepopuliaru, todėl kad teisės ir užmirštam pareigas. Tai aš manau, kad aš daug pažįstu savivaldybininkų iš senų laikų ir dabar dirbančių ir manau, kad bendraminčių šitą kryptim tikrai bus. Ar yra replikų? Jei ne, Algirdas Arslanas. Ačiū labai. Na, iš tikrųjų problemų mes turime daug ir ko gero čia jau buvo kai kurios įvardintos, bet turėčiau pasakyti, kad šiuo metu yra labai menkai išplėtotas vidutinis ir smulkusis verslas ir daugiau galbūt dėmesio yra skiriama būtent savivaldybės įmonėms. Tai manau, kad šitas sritis yra labai svarbi ir ateinačiam laikotarpiui. Kitas dalykas yra menkas rajono patrauklumas arba nėra tiesiog tos atrakcijos, kaip galima būtų sulaikyti žmogų pro šalį. Tai dar vienas sritis, kuri yra labai svarbi susijęta ir su turizmu, pažintiniu paveldu ir kitais dalykais. Na ir, kaip jau buvo minėta, senstanti bendruomenė, tai tikrai gimstamumas, jūs minėjote Vytautai, 55 ir 71 yra daugiau, kurie, sakykime, gimė vaikai ir aš eičiau ir toliau teikti tarybai galbūt siūlymą visus metus mokėti po 200 tiem žmonėms, tai yra 150 beveik tūkstančių, tai nėra dideli pinigai, nes kaip tik tai ir šitas biudžetas savivaldybės yra orientuotas labiau į socialinę dalį, tai manau tas yra labai svarbu ir dėkoju kolegoms, kurie tą mintį palaiko. Ar turim replikų? Taip? Dėl statistikos, tai noriu priminti, sakiau 7 mėnesių statistiką, bet dar norėčiau pareplikuoti kolegijai Egliai ir ką Žilvinas sakė, kad mes nepainiokim tarybos ir mero įgaliojimų. Labai būtų padoru mums eiti rinkimų keliu, neprižadant to, ką gali ištesėti tik taryba. Tai šita prasme, mūsų bet kurios santykiai, kuris patapsim tuo meru, santykiai su taryba bus labai svarbus. Taip, galite atsakyti, 30 sekundžių. Jūs pats buvot meru ir Žilvinas taip pat puikiai žino, kad be mero palaikymo tarybos sprendimai dažniausiai būna nepriimami. Keliaukim prie 4 klausimo, tada pradėkim nuo Algirdo. Koks Kupiškis bus kadencijos pabaigoje, jei būsite išrinktas meru? Pakartokit. Koks Kupiškis bus kadencijos pabaigoje, jei būsite išrinktas meru? Ačiū labai. Manau, kad Kupiškis iš tikrųjų turėtų keistis ir keistusi, jeigu būčiau išrinktas. Tiesą sakant, reikėtų pagerinti, labai stipriai pagerinti pačio rajono įvaizdį, bet aš visą laiką galvoju pirmiausia apie žmonės, o ką galima būtų pasiūlyti naujesnio žmonėms. Tai štai, kada mes žiūrime į senstančią bendruomenę, mes matom, kad jiems daugiausia reikia socialinių paslaugų, jų kokybės, prieinamumo, kaimo žmonėms prieinamumo, sveikatos apsaugos jau čia buvo minėta. Matyt, turime atsiklausyti
paklausti pirmiausia gydytojų, kaip jie mato tos situacijos sprendimą. Ir nėra abejonės, kad švietimas ir švietimo klausimai. Štai 3 šimtukininkai išeina iš šito rajono. Tai yra didelis jau pasiekimas. Ir ačiū Dievui, kad, sakykime, dar tas sritis yra stipriai judama į priekį. Ateina dar Europos pinigai ir jų investicija bus labai labai svarbi. Tai štai šitoje vietoje turbūt visų partijų sutarimas būtų kartu ieškoti bendro vardiklio, kaip efektyviau panaudoti Europos struktūrinius fondus. Ar turim replikų? Vytautai, jūsų minutė? Mane kolega išprovokavo apie šimtukininkus kalbėdamas, tai aš, būdama šitoje salėje, iš kurios išėjau aukso medalininkų, tai kažkaip irgi noriu pasigirti. Bet kalbant apie tai, kaip įsivaizduoju Kupiškį, tai aš įsivaizduoju jį pamatavus vienu tokiu rodikliu. Gyvenimo kokybės indeksas yra skaičiuojamas, toks labai kombinuotas rodiklis iš keliasdešimt dedamųjų. Tai kai 20 panašiai metų rajoną valdė Eglės bendražygiai, tai Kupiškis buvo 3 iš galo. Aš garantuotas, kad man padirbėjus bent vieną kadenciją dar meru, šito rodiklio laipteliais Kupiškis palipėtų gerokai. Ar turim replikų? Tada keliaujam prie Edmundo. Norėjau paklausti tik tai Vytauto, o kodėl, kad jūs dirbote meru, nieko nepakilėjo į viršų Kupiškis? Kai aš dirbau meru, kadencija buvo 2 metai, mes turėjom 1 balso persvarą. Man prasidėjo nuo interpeliacijos oponentų, nes vieną iš daugumos buvo nupirkę oponentai ir realaus darbo gavosi 1,5 metų. Tai per 1,5 metų mes padarėm daugiau negu kiti per 2 kadencijas. Jeigu būtų laiko, aš galėčiau išvardinti ir tuos darbus. Edmundai, jūs dar iš minutės turit likusio laiko, galite atsakyti į klausimą. O kaip jūs atsižvelgėte ir nelegalius žmonės? Nelabai suprantu, kas yra nelegalus žmogus. Neįgalus. Neįgalius žmonės aš labai užjaučiu ir esu empatiškas jiems ir visus agituoju taip elgtis, tik tai Lietuvoje matau tokią problemą. Ir Vilniuje labai jinai matosi, kad šito statusu yra labai piktnaudžiaujama. Ir kaip pavyzdį pasakysiu, atvažiuoja superiniais limuzinais į neįgaliųjų aikšteles tokie vyrai kaip briedžiai, kuriuos pavyti neįmanoma. Ir jie turi tokį statusą pragmatiniais sumetimais. Tai va šitų neturi būti. O tikri neįgalieji, kuriuos Dievas nuskriaudė, likimas ar dar kažkas, jie turi sulaukti maksimalaus mūsų visų rūpesčio. Tai toks atsakymas. Edmundai, keliaukim prie jūsų atsakymo į klausimą, koks Kupiškis bus kadencijos pabaigoje, jei būsite išrinktas meru. Aš manau, Kupiškiui reikėtų pasikeisti labai infrastruktūrą, nes labai yra atsižvelgiama ir į kaimo gyventojų norus reikia atsižvelgti tai, kad yra labai nepravažiuojami keliai, labai atsižvelgiama į tai, nes Kupiškis tik tai Kupiškis ir Kupiškis. Kupiškis turi padaręs prieš tai tikrai labai pagarbą merui, buvusiam merui, nes padaręs labai gražią aikštę, kurios niekas neišnaudoja poreikiams. Atidaryta biblioteka, tikrai šauniai padaryta, bet kažkas šiemet buvo šventė, kažkas sugalvojo salos, kuri buvo galima išnaudoti puikiai aikštė, o kam ji reikalinga. Tai manau, kad reikėtų atsižvelgti tai visą ir yra labai neišnaudotų savivaldybės pastatų. Tai šios pastatus reikėtų labai atsižvelgiant į jaunimą, padaryti vaikų darželius, atidaryti naujų sferų, įsileisti daugiau prekybos. Nėra prekybos mastų pas mus. Gerai, ačiū. Ar turim replikų? Tuomet Eglė Blaževičienė. Taip, tai dar šiek tiek Vytautui pareplikuojant, aš tuo metu nebuvau ir būtų iš jūsų pusės tikrai neetiška ir netaktiška man priminti kažkieno padarytus, kaip jūs įvardino, darbus. Tai tiek, tai labai ačiū už supratimą. O po mano kadencijos aš net nebejoju, esu tikra ir užtikrinta, kad Kupiškis pasikeistų ženkliai, ne išvaizda gal, bet atmosfera. Matau, jaučiu, žinau, kad ir administracijoje, ir apskritai kaimuose, apskritai pačiame mieste žmonės yra susvetimėję. Gyvena, tarkim, savivaldybės institucijų darbuotojai eidavo į darbą su baime. Tai tikrai po mano vadovavimo požiūris į žmogų, kadangi yra labai teigiamas ir aš esu už tai, kad žmogui suteikti saugiai ir tarnaujančią aplinką, aš viską daryčiau, kad taip ir būtų. Ar turime replikų?
Jeigu neturim, Žilvinai, jūsų pasisakymas, jūsų minutė. Aš manau, kad Kupiškio rajone tikrai pagerės gyvenimo kokybė, paslaugų kokybė, padidės rajono patrauklumas. Kokios tam prielaidos? Regiono plėtros plane labai teisingai vertintos rajono silpnybės, yra numatytos lėšos tom silpnybėm ir tom problemom spręsti. Įgyvendinus tam tikrus projektus, uždavinius, tie tikslai bus pasiekti. Prie replikų, Algirdai. Tiesą sakant, sureagavau į savivaldybės gerovės indeksą, nes čia šiek tiek tą klausimą mes lietėm kalbėdami. Tai tarp 35 panašaus dydžio rajonų socialinis saugumas 13 vieta, fizinis saugumas 15 vieta, gyvybinga ekonomika 17 vieta, švietimas 14, demografija 29. Iš viso yra 16 vieta. Tai rajonas šiuo požiūriu yra visiškai neblogoj situacijoje ir kiekvienas iš čia pasisakiusių kaip meras, būsimas meras, matyt, tą indeksą dar pagerins. Vytautai, jūsų replika. Labai atsiprašau, taip draugiška atmosfera buvo, bet šitoje vietoje turėčiau nelabai draugiškai pasakyti, kad aš kalbėjau apie tą laikotarpį, kuris baigėsi 15 metais, o kolega Algirdas pasakė pagirimų buvusiam merui Bardauskui, kuris dirbo nuo 15 ir pagerino iki to rodiklio, kurį kolega dabar paminėjo. Tai jis teisus, labai ačiū Jums šitą prasme. Gerai, ar galim keliauti prie paskutinio klausimo? Ar dar turit kas nors replikų? Gerai, keliaujam tada prie paskutinio, pradedant Žilvinai nuo jūsų, tokia laisvės akimirka ir jūsų paskutinis žodis, kreipimasis į rinkėjus. Aš Žilvinas Aukštikalnis ir kandidatas Liberalų sąjūdžio į Kupiškio rajono merus. Mano prioritetai yra sveikatos priežiūra, socialinės paslaugos, smulkaus verslo rėmimas, susisiekimo ir inžinerinė infrastruktūra. Aš manau, kad sutelkęs patirtį ir jaunatvišką energiją įgyvendinsiu uždavinius ir numatytus tikslus. Galima pareplikuoti ir šito klausimo eigoje, jeigu kas nors norėsit. Egle. Mėly Kupiškio krašto žmonės, esu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos kandidatė į merės, Eglė Blaževičienė. Labai tikiuosi jūsų visų palaikymo, aš net nebejoju, kad jūs žinot, kad esu žmogus vietinis, jau dabar stengiuosi ir darau viską, kad jums gyventi būtų kuo geriau ir mano požiūris nepasikeis niekada. Tiek taryboje dirbdama, tiek būdama merė, stengsiuosi, kovosiu dėl jūsų gerovės, dėl mūsų vaikų ateities ir darysiu viską, kad čia išvažiavę studijuoti vaikai kažkieno, anūkai, norėtų grįžti, kurtis, auginti vaikus, o tam būtų suteiktos sąlygos ir galimybės tą daryti. Tai labai tikiuosi jūsų palaikymo ir iki susitikimo spalio 8 dieną. Edmundai. Esu Edmundas Janutis, atstovauju regionų partijai Lietuvos. Nieko aš nenoriu prižadėti, nieko aš pažadės netikiu ne vienu, tada geriau mažiau pažadų, daugiau darbų. Ir manau, kad darbai rodo mano pasiekmes ir įrodo, kaip žmonės patikė manimi. Tai tiek, o ką aš daugiau pasakysiu. Pasakysiu tik tiek, kad kupiški žmonės prašom dalyvauti aktyviai rinkimuose, nes labai prieiti rinkimai buvo labai neaktyvus. Laukiam jūsų spalio 8. Ačiū. Vytautai. Rinkimų etapas yra gausių pažadų, kaip iš gausybės rago byrančių laikas. Tai aš šito žanro nekultivavau ir tikiuosi, kad žmonės po rinkimų, kaip Lietuvoje tradiciškai būna, atsiranda tokie vertinimai, kad ne to tikėjomės, ne tą rinkom. Tai reikia dalyvauti rinkimuose atsakingai, žiūrėti dalykinių reikalų, ne vien grožio ar kažkokiu tai kitų pagražinimų, ar labai patrauklių vasiukiškų pažadų. Ir aš tikiuosi, kad taip apsisprendę jūs nesigailėsit, o aš nusiteikęs, pasiryžęs ir tam darbui esu pasiruošęs. Tai teisingo apsisprendimo jums. Ir Algirdai? Algirdas Asanas, jūsų kandidatas į Kupiškio rajono merus, 1 iš 5. Jūsų sprendimas bus lemiamas. Manau, kad noras susitaikyti su esama padėtim nėra geriausias būdas rajono perspektyvai.
Reikia naujų idėjų, naujų iššūkių, reikia žmonėms didesnio pasitikėjimo valdžia, didesnio dėmesio vienas kitam ir bendrystės ir nėra abejonės, kad didesnio patrauklumo visapusiškai nesant tik tai pravažiuojančių rajonų. Šitą gali ir patys žmonės ir privalo padaryti naujoji valdžia. Gero pasirinkimo visiems, mėly kupiškėnai. Ar turim replikų? Galima? Galima po vieną, po pusę minutės. Aš paklausęs visų kalbų, tokią darau kategorišką išvadą, kad esant deficitui Kupiškyje, aš matau labai gerą potencialą va čia stovinčių kolegų traukt plūgus atskirose srityse labai produktyviai. Išskyrus vieną tokį, kur atsiprašau, bet to didelio šlavimo, tai pažado nesu sužavėtas, o visais kitais džiaugiuosi ir aš manau, kad galėtų būti labai gera koalicija. Sėkmės visiems. Egle, norėtų jūs? Aš taip pat norėčiau pareplikuoti. Iš tikrųjų, esam čia 3 tarybos nariai iš skirtingų frakcijų. Žilvinas dar ne frakcijoje, bet gal bus. Tai linkėčiau, kad po rinkimų, nesvarbu kaip jie be pasibaigtų, kad įgyvendintų mano tą norą, kurį aš siekčiau padaryti, būdama merė, kad nepaisant opozicija ar pozicija, nepaisant frakcijos, visos frakcijos apsijungtų ir svarbius rajonui klausimus spręstų visi drauge. Ačiū labai. Taip, trumpai, Vytautai. Labai trumpai, aš atsiprašau, ar nenuklausiau, ar nesupratau, bet ponė Eglė pasakė apie 3 frakcijas. Aš galvojau, kad jūs su Žilvinu čia atėjot už parankės kaip vienos frakcijos nariai. Galite atsakyti? Jūs puikiai žinot, kad taip nėra. Taip, Algirdai, norėjot jūs replikos ir paskui Žilvinas. Aš noriu padėkoti kolegoms už labai korektišką diskusiją. Jums ačiū labai už tikrai gražius ir naudingus atsakymus. Ir tikrai tikiuosi, kad mes išlaikysime draugišką atmosferą ir visiems rajone linkiu gražių dar saulėtų dienų. Ačiū. Žilvinai? Aš manau, kad jungtis visiems į vieną frakciją netikslinga, labai svarbi opozicija ir labai svarbu kita nuomonė, kad mes neužmigtume ant lauro. Ne frakcija, Žilvinai, jeigu galima, ne frakcija, bet dėl svarbių rajono sprendimų. Esam jau dėl baseino tą darę ir dėl ligoninės sujungimo. Dabar visų frakcijų atstovai turėtų kartu spręsti svarbius klausimus. Čia tą turėjau omeny. Ačiū visiems šitą vienybės dvasia ir pabaigime mūsų debatus. Rinkimai vyks spalio 8 dieną, debatus organizavo Vyriausioji rinkimų komisija. Kviečiame aktyviai dalyvauti rinkimuose ir ačiū, kad žiūrėjote.